Nauji metai jau čia pat. Tuščias puslapis, nauja pradžia. Ir galbūt būtent šie metai viską pakeis. Ne todėl, kad gyvenimas staiga taps lengvesnis, o todėl, kad tu pasirinki pakilti, pasitikėti iš naujo, leisti Dievui vesti tave ir atkakliai veikti. Išgirs mane. Ne skausmas, ne netektis, ne žmonės, kurie tave įskaudino, rašo tavo istoriją. Dievas ją rašo. Ir tu taip pat. Tavo pasirinkimai, tavo tikėjimas, tavo drąsa pradėti iš naujo. Tai tavo rankose esantis rašiklis. Ar dar kartą skaitysi seną skyrių, ar vis dar gyvensi praeities skauduliais, praeities įvykiais, kaltindamas kažką tai kitą, o gal vis dėlto atversti naują puslapį. Nes štai tokia tiesa, aš pati tą patyriau. Tu gali pradėti iš naujo bet kada. Net šiandieną. Net jei aplinkybės šiuo metu atrodo nepalankios. Aš atverčiau savo naują gyvenimo skyrių tada, kai aplinkybės buvo prieš mane ir mano tikslai atrodė visiškai neįgyvendinami. Nauji metai neturi būti tokie kaip praėję. Su Dievo malone ir širdimi pasirengusią vėl pakilti, tu gali parašyti naują skyrių. Atversk naują savo gyvenimo lapą. Atversk skyrių apie išgijimą, apie tikslą, apie drąsų tikėjimą. Nauja istorija. Tai tavo istorija ir ji dar nesibaigė. Su Dievu tu esi ne tik pajėgus, tu esi nesustabdomas, bet tame yra tavo pasirinkimas. Ką tu pasirinksi, nuo to priklausys tavo ateitis. Taigi, aš linkiu gerų metų, aš linkiu išminties, darant gyvenime sprendimus, ką tu pasirinksi. Tegu būna šie metai įsimintini, tegu būna jie prasmingi, tegu būna jie gražus ir ypatingi, iš tikrųjų nauji metai tavo gyvenimo istorijoje.